Labas vakaras, rytoj minėsime 15-asias Sąjūdžio metinės. Ką mums reiškia Sąjūdis šiandien? Apie tai laida Paskutinė kryžkelė. Kai kurie Sąjūdžio kūrėjai tvirtina, kad Sąjūdžio misija yra baigta. Daugelį atrodo, kad Lietuvai visiškai priartėjus prie narystės NATO ir Europos Sąjungoje išorinės grėsmės mūsų valstybei beveik nebeliko. Kita vertus, pasigirsta ir balsų tvirtinančių, kad narystė šiuose transnacionalinėse organizacijose vis dėlto silpna Lietuvos nepriklausomybę. Praeitą šeštadienį vykusiame Lietuvos Sąjūdžio 8-ajame suvažiavime susirinkę garbaus amžiaus žmonės kalbėjo, kad ši visuomeninė organizacija vis dar yra reikalinga. Esą dabar galima pasirūpinti vidaus pavojais, skirti daugiau dėmesio moraliniam nuosmukiui, narkomanijai, valdininkų savivaliai, galimam lietuvių tautinės savimonės silpnėjimui. Sąjūdžio epochos pabaiga lyg reikštų, kad politikų darbotvarkė turėtų keistis. Pavyzdžiui, 3 Vilniaus apygardose besibalotiruojantis pagrindinių partijų kandidatai rinkėjams iš esmės siūlo tą patį, tik skirtingai dėlioja pirmenybės. Jie žada geresnę socialinę apsaugą, geresnės sąlygas verslui, daugiau teisingumo ir geresnį švietimą. Kai kurie politikos analitikai pastebi, kad per Sąjūdį iškilusiems lyderiams kovojant už Lietuvos nepriklausomybę nuo rusų, ta kova tapo savitiksle. Demokratijos teoretikai sako, kad demokratinės valstybės kuriančioji galia yra pilietinė visuomenė, kurią sudaro viduriniosios klasės atstovai. Tuo tarpu vidurinioji klasė Lietuvoje kol kas vis silpsta. Pastebima, kad Lietuvos pilietinė visuomenė neįtin sustiprėjo per tuos 15 metų. Daliai piliečių atrodo, kad Lietuva užuot iškovojusi tikrą nepriklausomybę, tiesiog vieną priklausomybę nuo rytų pakeitė priklausomybę nuo vakarų. Galų gale ir pati nepriklausomybės idėja tapo nebesvarbi. Tautinės savimonės vertybės pamažu keičia pinigai. Na ir apie Sąjūdį šiandien mūsų diskusijoje kalbėsime su mūsų studijos svečiai. Šiandien pas mus svečiuojasi Vytautas Landsbergis, Seimo narys, konservatorius. Egidijus Aleksandravičius, Vytauto didžiojo universiteto istorijos profesorius. Romas Lazutka, ekonomikos daktaras. Romualdas Ozolas, filosofas, nepriklausomybės akto signataras, kaip ir ponas Landsbergis. Kazimiera Prunskienė, Seimo valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos seniūnė. Labas vakaras visiems ir rytinė dabar tavo svečiai. Taip, ir pas mus dar vieši Indrė Makaraitytė, savaitraščio Atgimimas redaktorė. Kęstutis Masiulis, politologas. Edvardas Kriščiūnas, istorikas. Virgis Savukynas, interneto laikraščio Omnilaikas redaktorius. Rytas Kupčinskas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas ir Petras Šakalinis, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus tarybos pirmininkas. Ir gerbiami žiūrovus, kaip ir kiekvieną pirmadienį galite skambinti mums tiesiogiai į studiją, pasakyti savo nuomonę, ką jūs galvojate apie Sąjūdį, ar Sąjūdis atliko visus savo tikslus. O telefonas mūsų, kaip ir visada, 216-2525, Vilniaus kodas 85-216-2525. Ką iš tikrųjų norėčiau paklausti pono Landsbergio. Rytoj minimos 15-osios Sąjūdžio metinės. Ką jūs manote apie kai kurios Sąjūdžio dalyvių mintis, kad pagrindiniai Sąjūdžio tikslai šalies nepriklausomybė, saugumas, laisva rinka ir demokratija jau pasiekti? Sąjūdis turėjo dvejopus tikslus ir jūs kalba tik tai apie vieną tų tikslų pusę, būtent valstybingumas, demokratinė valstybė ir galų gale apsaugota valstybė. Tai iš tikrųjų beveik jau ir pasiekta. Tačiau Sąjūdis kėlė labai didelius tikslus moralinio atgimimo srityje, Lietuvos atsinaujinimo iš vidaus, atmetant sovietinės vertybės, grįžtant prie labiau bendražmogiškų, prie krikščioniškų, prie humaniškų vertybių, prie žmogaus teisių, tautų teisių ir visų tokių dalykų, kurie nesuvedami vien į šitą politinį tikslą ir kelią, kuris faktiškai jau yra nueitas. Bet ar jūs manote, kad vis dėlto tie tikslai tikrai pasiekti? Jūs kalbate apie žmogaus teisės, aš kalbu ir apie saugumą ne tik tai išorinį, bet ir vidinį. Tai būtent aš ir kalbu, kad ši dalis Sąjūdžio siekių, tikslų, idėjų yra neįvykdyta. Čia yra uždaviniai, kurie toliau laukia vykdytojų, galbūt ir Sąjūdžio, jeigu jis gaus naujų impulsų imtis šitų dalykų,
arba ir kitų visuomeninių organizacijų, tiesiog pačios visuomenės. Vis dėlto kokią nepriklausomybę mes pasiekėme, nes nuo Rusijos Lietuva vis dar yra priklausoma ekonomiškai ir energetiškai, kas įdomiausia yra. Ar verta siekti būti dar labiau nepriklausomiems nuo Rusijos? Pirmiausiai mes pasiekėm to, kad mūsų nesutriuškino su karaliaučiaus Kaliningrado problema. O čia buvo užprogramuota kaip beviltiškas barjeras, stopas visiems laikams, kurio Lietuva niekada neperžengs. Pasirodė, kad taip nėra. Taip kaip plačioms estams užprogramuota nepasirašyti sienų sutarčių, laikyti atvirus klausimus ir jie niekur nenueis, o jie nueis. Mes visi jau beveik nuėjom ten, kur norėjom nueiti. Reiškia, ši laisvė yra iškovota ir įgyvendinta. Pone Ozolai, kaip Jūs vertinate Sąjūdžio veiklą ir tai, kad dabar mes minim 15-asis metinės Sąjūdžio, ar iš tikrųjų visi tikslai pasiekti, Jūsų nuomonė? Įkūrimo metinės minime 15-asias. Aš matau du labai ryškius etapus. Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio, kuris įsikūrė prieš 15 metų, siekį atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, kuri buvo, tas siekis buvo absoliučiai įvykdytas. Kovo 11 valstybė atkurta. Ir matau antrą etapą, kada prasidėjo Sąjūdžio kristalizavimasis į partijas ir prasidėjo partinės veiklos etapas, kuriame Sąjūdis transformavosi į kitokias savo buvimo formas ir tapo viena iš visuomeninių organizacijų tada veikianti ir iki šiol. Tai jeigu kalbėsime apie tą Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio etapą, jis yra visiškai realizuotas. Partinis gyvenimas nesugebėjo sutvarkyti Lietuvos valstybės taip, kaip įsivaizdavo Sąjūdžio kūrėjai. Ar galima sakyti, kad Sąjūdis susiskaldė? Jis išskydo į partijas, bet jo toks ir vaidmuo buvo. Tas sinkretizmas, kuris buvo pavadintas Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiu, jungė įvairiausių politinių pažiūrų žmonės, netgi komunistus, kurie turėjo vieną aiškų tikslą – atkurti Lietuvos valstybę. O po to visiškai natūralu, kad Sąjūdis toks negalėjo išlikti, nes iškilo klausimas, kaip toliau tvarkyti šitą valstybę, o tai jau buvo partinių programų uždavinys. Pone Prunskiene, aš norėčiau Jūsų klausti. Vis dėlto, štai ponas Ozolas sako, kad Sąjūdis išskydo. Ar nebeliko to, kas vienyje žmonės? Aš nesakyčiau taip, kad išskydo. Tuomet mus vienijo Sąjūdis telkėsi, žmonės telkėsi, siekdami labai svarbaus ir labai bendro tikslo. Tai yra nepriklausomybės, tai yra valstybingumo atkūrimo, tai yra demokratijos pagrindų sukūrimo, turi minti perėjimą nuo vienpartinės sistemos prie daugpartinės, turi minti taip pat atsisakymą nuo centralizuotos planinės ekonomikos ir perėjimą prie rinkos ekonomikos, tuo tarpu nepabrėžiant laisvos ar socialiai orientuotos rinkos, ir tie tikslai buvo pasiekti. Bet tuomet, kai Sąjūdis suformavo, būdamas politinė dauguma, aukščiausiąją tarybą, savo vyriausybę ir tapo valdžia iš esmės, valdančia dauguma, suprantama, kad jom iškilo jau valstybingumo, atkurto valstybingumo, jo ugdymo, jo stiprinimo uždaviniai. Ir jau šiam laikotarpį, žinom, mes kalbam apie kitus dalykus, natūralu, kad jis struktūrizavosi Sąjūdis. Nesakyčiau, kad jis išskydo, tarytum kažkaip susilpnėjo. Paprasčiausiai jis peraugo į aukštesnę, naują kokybę, į stangresnės politinės jėgas. Žinoma, procesas nuėjo per toli ta prasme, kad tų naujų politinių jėgų Sąjūdis pagimdė labai daug.
ir jos sunkiai susikalbėjo viena su kita, tai yra išdava to, Bet jog ar nebuvo politinių jėgų, ilgesnio įdirbio šia profesorė, prasme. ar pagimdė lyderių per daug? Na, tiesą sakant, yra ir to ir kito, bet objektyviai, kada nebuvo ilgalaikio proceso, kuriame formuotųsi partinės programos, burtųsi aplink, sakysim, tų programų pagrindų lyderiai ir tų partijų nariai, suprantama, kad lyderių išaugusių sąjūdžio terpėj vaidmuo buvo pakankamai didelis, nes tiesą sakant, galėčiau tvirtinti, kad ir politinės brandos lygis tarp sąjūdžio lyderių ir apskritai visuomenės buvo gerokai skirtingas. Kuria prasme, ką jūs turite omeny? Aš turiu mintį, kad kaip nekaip sovietmečio gal netiek daug žmonių domėjosi realia politika, daugiausiai buvo ir susitaikė savotiškai su ta situacija. Kitaip tariant, gal netiek susitaikė, todėl kad laisvės nepriklausomybės siekis buvo gyvas, tačiau pačios politikos kaip veiklos ryties, kaip valstybės valdymo, mokslo praktikos patirtis buvo gan savita. Ir šią prasme, žinoma, galvoti apie tai, kad sąjūdžio, sakysim, po 3 sąjūdžio metų, 2-3 metų galėjo atsirasti brandžios partijos, na, tai būtų idealus atvejis. Tas procesas kiek ilgesnis nei 10 metų. Profesoriau, mes suprantame štai taip dešiniųjų politikų Lietuvos nepriklausomybę. Manoma, kad tai yra nepriklausomybė nuo rusų. Tai yra populiari tokia opinija. Ar Viljams istorija nepamokė, kad pavojinga yra priklausyti ne tik rusams? Nu, čia jūs per toli siekėt. Ten visiškai nebuvo tikslo priklausyti kam nors kitam, bet būtent, jeigu jau kalbat apie nepriklausomybę nuo Rusijos, tai būtent buvo siekis gauti daugiau energetinės nepriklausomybės, kas neturėtų būti blogai. Na ir viskas. Aišku, Rusijos kompanija priešinosi, pati Rusija labai priešinosi, nes tai buvo traktuojama kaip įsiveržimas svetimųjų į jų tėvoniją. Čia tokia istorija labai charakteringa. Galų gale vis tiek mes šitą išsikovojam. Išsikovojam, bet vis dėlto Jukos dabar vis dėlto Rusijos kompanija. Jukos yra padoresnė kompanija ir labiau pasaulinė negu Lukoilas, kuris per tą laiką net suspės susikompromituoti. Stambė korupcija, neteko Putino malonės ir galbūt su to buvo susijęs ir persiorientavimas į Jukos. Ar tai galima sakyti, kad Jukos yra padoresnė kompanija negu Viljams? Nu, Viljams kompaniją mums sunku vertinti, nes jinai patyrė sunkumų savo tėvynėje ir iš visur kitur turėjo trauktis, taip pat iš Lietuvos. Nors, kad tik tuo metu, kai jau buvo sudariusi ilgalaikio naftos tiekimo sutartis, kas buvo sąlyga nuo pat pradžios, tokia sunkiai įveikiama sąlyga gauti Europos ir pasaulio fondus restruktūrizavimui ir atnaujinimui įmonės. Bet tai čia mes per daug į vieną istoriją įėję, man atrodo, ir jeigu jūs kalbat apie nepriklausomybę nuo Rusijos, tai Rusijos tikslai valdyti kitas šalis arba įtakoti jas per energetiką yra visai atvirai paskelbti. Aš sakyčiau, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais mes gavom didelę pamoką, jog rizikinga būti priklausomiems ypatingai energetinių išteklių prasme nuo kitos šalies. Bet tada tai buvo Tarybų sąjunga, kuri buvo grėsmingai nusiteikusi mūsų atžvilgių ypatingai pirmaisiais nepriklausomybės mėnesiais. Prisiminkim, balandžio mėnesį paskelbtą ekonominę blokadą, kuri pirmiausia reiškėsi per energetinių resursų tiekimo blokadą. Tačiau apskritai, normaliu atveju ir šiandien po 15 metų mes vis tik turėtum jau skirti ekonominę priklausomybę nuo ekonominių ryšių, dvi šalių abipusiai naudingų ekonominių ryšių. Ir kada susiklosto normalūs tarpusavio santykiai tarp šalių, šiuo atveju jie pakankamai neblogai klostosi ir tarp Rusijos ir Lietuvos, tai ta priklausomybė ar tariama priklausomybė kaip pirkimas iš Rusijos įvairių resursų
jau jinai neturėtų taip būti traktuojama, nes iš esmės mes kalbam apie ekonominius ryšius, apie pirkimą, pardavimą. Tuo labiau, kad tos ryšius įsijungia būtent ne tiek kokios tai skirstimo institucijos ar vyriausybės, o pačios privačios kompanijos. Ir štai šiandieną mes galime ilgai ginčytis, kas yra geriau, Williams ar Jukos. Mums jau rūpi kiti dalykai, kriterijai yra visiškai kitokie. Mes apie tai pakalbėsim, ponia Prunskienė. Aš norėčiau paklausti pono Aleksandravičiaus, vis dėlto, kaip jūs vertinate sąjūdį? Iš tikrųjų, štai profesorius Landsbergis sako, kad dar ne viskas pasiekta sąjūdžio. Kaip jums atrodo? Įsivaizduoju, kad prie šito stalo mane pakvietėt kaip istoriką ir kaip istorikas aš galėčiau sakyti, mes nieko nežinom. Būtų paradoksalu, ar ne? Bet tai reikštų, kad mes nieko nesam akademiškai rimto parašę, ištyrę, surinkę šaltinius, publikavę jų minimalų korpusą. Iki šioliai esam keistoj būsenoj, žiūrint iš griežto mokslo pusės, kad mums rašo sąjūdžio istorijas užsieniečiai, bet mes patys vis dar ir žurnalistai, ir istorikai apčiuopiam tam tikrus paviršius, naudodamiesi vienokią ar kitokią memoarinę, asmeninės patirties ar kokią nors kitokią įžvalgą. Tai aš paradoksaliai pradėjau, sakydamas, kad tiesiogiai istorikai, kaip nebūtų keista, nerašo knygų, neturim ką paskaityti ir dėl to šiandien sėdim prie stalo vienu metu apklausinėdami ir liudininkus ir bandydami daryti vertinamuosius teiginius. Bet tai kodėl nerašo istorikai knygų, ponia Aleksandravičiau? Tai istorikų ir ponas Aleksandravičius. Kodėl jūs nerašote knygų apie sąjūdį? Nelabai išmanau naujausių laikų, atsakyčiau vėl griežtai. Aš gyvenu tarp 19 amžiaus kultūrinio sąjūdžio. Bet atgimimo. Ja, atgimimo, tvarkoj. Bet aš tikrai nenoriu gaišinti šito brangaus eterio laiko, tik tai tas paradoksas turėjo atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų refleksijos laipsnis šitų nesenų įvykių yra labai nedidelis. Ką jūs turėjote omeny, sakydamas, kad istorikai nerašo knygų apie sąjūdį ir tai, kad nevertina jo? Apskritai, mūsų mokslas, mūsų istorinė refleksija paskutiniųjų 15, gal 20 metų įvykių rimtai netyrinėja. Tai yra faktas ir aš daugiau nieko nenorėjau tuom pasakyti. Sakau, jis man yra, net archyvų kaupimas yra pakankamai miglotas. Mes turim vieną kitą memoarinę knygą, turim dar kažką tokio ir užsieniečius, kurie stebėjo procesą iš šalies ir galėjo kažką tai parašyti. Aš padariau judesį, kurį kiekvienas akademikas privalo padaryti. Apžvelgiau savo šaltinius, jeigu norite. Va, o dabar kaip žiūriu, kaip pilietis, kaip tas, kuris irgi bėgiojo su savo vėliavom ir vienur ir kitur. Ir pasitelkdamas tokias pat patirtis, kaip ir daugumas mūsų karto žmonių, aš manyčiau, kad sąjūdis iš tikrųjų buvo istoriškas reiškinys dėl to, kad jis turėjo pradžią, misiją ir pabaigą. Man jis yra toksai. Antra, tai taip kaip profesorė Prunskienė išsireiškė, iš tikro perėjimas iš sovietų aplinkos į tą naują nepriklausomą Lietuvą be sąjūdžio buvo neįmanomas išvis. Nes jokių kitokių politinių ir socialinių tinklų, į kuriuos būtų galima tremti bet kokį judėjimą su aiškiais tikslais, nebuvo įmanoma. Dėkui ponui Aleksandravičiui, mes pratęsime šią diskusiją, kalbėsimės apie tai vis dėlto, ką sąjūdis dar gali pasiekti, kokia Lietuvos ateitis, ar būsinai su sąjūdžiu, ar be jo, bet po reklamos. Birželio 28-29 dienomis Vilniaus Vingio parke vyks sporto žaidynės, skirtos Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui paminėti. Žaidynėse dalyvaus lietuviai iš įvairių pasaulio šalių. Valstybės diena. Paminėkime sportuodami. Išlaisvink savo energiją. Lietuvos Telekomo sporto klube vasariškos kainos. Nacionalinis operos ir baleto teatras kviečia į vasaros sezoną Trakų pilyje. Vytauto Klovos opera Pilėnai ir Broniaus Kutavičiaus vasaros premjera Ugnis ir tikėjimas. Teatro mecenatai Omnitel, Siemens, generalinis rėmėjas Švyturys, rėmėjai. Teatro dienraštis Respublika.
Baisi neteisybė. Čiagi Samsung tokie geri telefonai už tokią mažą kainą. Omnitel. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas Gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Etnomedijos intercentro spauda. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Nepamirškite naujos asmeninės mokėjimo kortelės iki premija. Iki premija. Asmeniškai jums. Jums beliko tik 6 klausimai iki milijono. Nesijaudinkit. Nežinau. Jeigu būna pirmas variantas ir aš daugiau čia, kaip sakant, nieko neišmąstysiu. Aš dabar patylėsiu. Sveikinu, jūs pasiekėt 5000. Taigi, tęsime laidą, kurioje diskutuojame apie sąjūdžio reikšmę. Aš noriu kreiptis į Indrę Makaraitytę, savaitraščio Atgimimas redaktorė. Pone, jūs organizavote diskusiją Pilietiškumo kūrimosi kelias, kur vienas iš klausimų buvo keliamas, ar išliko tuomet visuomenė suvienijusios vertybės šiais laikais. Jūsų įspūdis po to, kai žmonės pasikalbėjo, ar išliko kažkas, kas juos vis dar vienytų? Iš tikrųjų, vienas turbūt giliausių įspūdžių, kuris liko po šitos diskusijos, buvo tai, kad nuostabu, kad tas tikslas, kurio siekia sąjūdis, buvo pasiektas, nes iš tikrųjų žmonės tokių skirtingų nuomonių turi. Tiek vieni kitais nepasitikė ir tiek vieni su kitais, sakykime, nemoka šnekėti. Buvo labai keista, kad iš tikrųjų buvo ką nors įmanoma konstruktyvaus padaryti. Tai galima sakyti, svarbiausi sąjūdžio tikslai vis dėlto buvo ne antraeilė, kaip minėjo ponas Landsbergis, ten moralinis atgimimas, nes dėl to labai nesutarima, bet vienas, tai nepriklausomybės siekimas, kaip numeris 1 tikslas. Aš manau, kad jeigu nepriklausomybės nebūtų pasiekta, tai sąjūdžio vaidmuo būtų visiškai kitoks. Ir dabar šie žmonės, kurie sėdi diskusijoje, ir mes tikrai kitaip šnekėtumėm apie tą laikotarpį. Tai, kad buvo pasiekta nepriklausomybė ir iš tikrųjų daug padaryta per tą 15 metų, sąjūdis vertinamas gal aukštais balais, bet iš tikrųjų buvo daug nesutarimo, buvo daug skirtingų nuomonių ir kaip vienas iš diskusijos dalyvių sakė, kad turbūt dirbo 2-3 žmonės, o visi kiti bėgo į mitingus ir bandė, sakykime taip, užsidirbti savo reitingus. Bet vėlgi, tai yra mano pastebėjimas iš diskusijos, nes tuomet, kai vyko sąjūdis, aš buvau vaikas ir viską žiūrėjau vaikiškom akim, taip kad... Taip, dėkui, aš noriu paklausti politologo pono Masiulio. Vis dėlto, ar galima sakyti, kad sąjūdis tai viso labo žmonių susivienijimas siekiant nepriklausomybės, tik tai tiek ir nedaugiau, nes kaip liudija patirtis vėlesnė, žmonės dažnai pykosi ir tarsi nebuvo nieko tokio, kas jūs vienytų daugiau be nepriklausomybės idėjos. Jūsų komentaras? Na, daugiau idėjų buvo, tokių fundamentalių ir principinių, ir jos iš esmės čia buvo išvardintos. Nepriklausomybė, tai viena idėja, antra idėja – demokratija, trečioji idėja – rinkos ekonomika, nepriklausomybės įtvirtinimas, įteisinimas ir netgi jos gynimo garantijos iš vakarų gavimas, dar viena idėja, kuri vienijo ir skyrė, nes žmonės skirtingai supranta, kaip turi būti ginama Lietuvos, tarkim, nepriklausomybė. Reikia NATO čia ar reikia Europos Sąjungos. Žmonės skirtingai supranta partinius siekius. Tai vienijo tai, kad jie siekia demokratijos, bet skiria juos tai, kad jie skirtingai suprato partinius tikslus, idealus, visuomenės, sakysime, ir partijų santykiai. Tai buvo objektyvių sąlygų, na, buvo ir žmogiškųjų sąlygų. Žmonės yra žmonės, jie susipykstasi, o be to ir buvo pagalba, aš manau, iš išorės, iš Rusijos pusės, paskatinantis susipykimus ir konfliktus. Dėkui, pana Masiulio, aš noriu paklausti Edvardo Kriščiūno, istoriko. Mes jūs matėme aktyviai pasisakantį prieš Lietuvos nepriklausomybės praradimą Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Tai jums tarsi paradoksiškai skamba čia kai kurių asmenų sakymas, kad nepriklausomybė užtvirtinta. Jumsgi atrodo priešingai, kad ji buvo prarasta arba yra beprarandama Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.
Mano kaip istorikų požiūrių ir aktyvaus prieš 15 metų politinių veikimo dalyvių galiu pasakyti tik tiek yra, kad Sąjūdis savo susikūrimo metu nebuvo už Lietuvos nepriklausomybę, jis pasisakė tik už suverenitetą TSR sudėtyje. Ir tai tęsiasi metus laiko. Tauta spaudė, kaip ir Laisvės lyga, jaunoji Lietuva reikalavo, kad būtų visgi pasisakoma už nepriklausomybę. Spaudžiant tautai, Sąjūdis kovo 11 deklaravo Lietuvos nepriklausomybę. Po to Lietuvos Sąjūdžio vadovai, aš čia atskiriu Sąjūdžio apačias ir tas vidurinėsias grandys yra, faktiškai išdavė lietuvių tautos siekius ir jos norus yra. Kadangi tauta buvo išvogta, išgrobstyta ir buvo įvykdyta savotiška ekonominė okupacija, kadangi Lietuvos ekonomika buvo atiduota užsieniečiams ir po to Sąjūdžio vadovai labai nuosekliai Lietuvos valstybės nepriklausomybę, nors jau faktiškai juos ir nebuvo per paskutiniuosius keletą metų, atidavė Europos Sąjungai. Iš vienos sąjungos nuvedė į kitą. Taip, dėkui, aš noriu paklausti Virgio Savukyno interneto laikraščio Omnilaikas redaktorius. Kaip jums tas pastebėjimas kartais išsakomas, kad Lietuva iš vienos priklausomybės nuo rytų pateko į kitą priklausomybę nuo vakarų? Pirmiausia, reikėtų prisiminti, kad pirmoji priklausomybė tai buvo totalitarinė sistema. Dabar mes gyvename demokratinėje sistemoje ir einame į demokratinę Europą. Ir tai yra labai didžiulis skirtumas. Ir man atrodo, to užtenka, kad toksai klausimas, tokio klausimo kėlimas būtų nekorektiškas. Kitas dalykas, labai dažnai tokiose diskusijose paminima apie lietuviško identiteto praradimą. Tai yra, eisime į Europą ir prarasime lietuviškumą. Man atrodo, tai irgi yra mitas, nes kaip tik tais Europa yra didžiulė erdvė, kur gali tas mūsų tautiškumas skleistis. Ir didžiulis iššūkis mums sukurti ir vėl per naujo perkurti lietuviškumą. Taip, dėkui, aš noriu kreiptis į Rytą Kupčinską, tebeveikiančio Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininką. Tai jūs susirinkime minėjot, kad iš dabartinių aktualių jūsų uždavinių galėtų būti kova su narkomanija, kova už aukštesnės moralinės vertybės. Bet ar būtina vadinti sąjūdžiu, kad siektum tokių dalykų? Aš norėčiau pabrėžti, kad, kaip buvo minėta, nepriklausomybė buvo atkurta Lietuvos, bet kiti moralinio atgimimo aspektai toli gražu nerealizuoti. Tai mes ir kalbam ne tik tai kova su narkotikais, bet ir teisingumo atkūrimą, teisingos Lietuvos sukūrimą. Dar be abejo yra ir įvairių kitų problemų, socialinių gausybė problemų. Čia kalbėta buvo apie vidurinio sluoksnio nebuvimą. Tai pasižiūrėkit, žmonės ateina tikėdamėsi, kad tos idėjos, kurios buvo iškeltos Sąjūdžio susikūrimo metu, toli gražu nerealizuotos ir mes apie tai kalbame ir mes siekiame, kad būtų išsaugota nepriklausomybė. Grėsmių visada atsiranda nepriklausomybė ir kartu realizuotos tos moralinio atgimimo. Dėkui, Rytui Kupčinskui. Kągi, mes grįžtam prie mūsų apskrito stalo. Aš norėčiau paklausti pono Lazutkos. Vis dėlto ponas Lazutka daug kalba apie socialinius dalykus. Aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų iškovota nepriklausomybė padėjo sumažinti skurdą, nusikalstamumą, sukurti laimingesnį visuomenę. Jūsų vertinimai? Žinoma, sunku yra lyginti tas visuomenės ir patys skurdai yra sunku lyginti anoj visuomenė ir šitoj. Ir šiuo atveju aš norėčiau tik tai dar papildyti, ką žmonės kalbėjo, kad buvo siekis sukurti ne tik tai moralinį, kitą moralinę atmosferą, atgimimą moralinį, bet ir materialinį taip pat. Ir racionalumo taip pat žmonės labai ilgėjusi, todėl kad tvarka tuometinė, ar greičiau betvarkė, daugiau buvo pridengiama lozungais. Tai šiandien mes irgi daug dar to turim. Aišku, daugelis ryčių yra pažengta į priekį, bet šito dar turim ir aš pritarčiau tiems, kurie sakė, kad tos idėjos, kurios tuomet buvo reikšmingos ir žmonės ilgėjosi permainų, žinoma, daug kas yra nepasiekta. Taigi, ponia Ozolai, štai jums klausimas, aš norėčiau paklausyti. Na, žmonės tikrai buvo mitinguose, kaip mes bevertintume, ar jų ten buvo ar 3 lyderiai, ar 4, ar 5, ar 10, ir kiek buvo žmonių mitinguose, ir dabar sunku kvestionuoti, kas vis dėlto iš tikrųjų buvo tas Sąjūdžio tėvas, bet iš tikrųjų aš norėčiau paklausti, ar žmonės to tikėjosi, ką dabar gavo? Tikrai ne. Aš pats irgi kitaip visai įsivaizdavau, kas bus, ir jau tokio visuomenės susiskirstimo, koks jis yra dabar, tikrai mūsų galvose nebuvo. Galiu drąsiai sakyti mūsų. Ir pono Landsbergio turbūt galvoje nebuvo taip pat. Bet
Tai jau buvo vėliau, tai kas prasidėjo ir kas dabar priskiriama sąjūdžiai, va čia aš ir noriu daryti labai didelį skirtumą tarp to, kas yra sąjūdis ir tarp to, kas yra iš tiesų atsakingas už tai, ką mes šiandien turime Lietuvoje. Dėl to, kad moralinis atgimimas, apie kurį galvojo sąjūdis ir tikėjosi, vylėsi, to neįvyko, nes sąjūdis kaltas, o kalta visa ta sistema, kurią mes, sąjūdžio žmonės, pervedėme į nepriklausomą Lietuvą, gerai nesuraišė galų, nesudėlioja akcentų, kaip ponas Lazutka sako, neįvedė to racionalumo, kuris būtinas valstybei tvarkyti ir daugelį atvejų. Koks tas racionalumas, kaip jūs galvojate? Elementariausiai reikėtų turėti ir nacijai savo tikslą ir valstybei uždavinius. O kas turėjo tą tikslą jiems pasakyti? Yra toks pasakymas, berods iš Graikijos atėjęs, kad vergas tai tas žmogus, kuris gavęs nepriklausomybę, taip pat ieško kam nusilenkti. Tai mes taip ir darėm. Aš tą galiu pasakyti labai drąsiai. Ar tebedarom dar vis? Ir tebedarom. Mūsų mentalitetas yra toks, kad patys laisvę atlaikom labai sunkiai. O laisvė yra visų pirma prievarta savo. Prisivertimas būti didesniu, negu kad esi. Tai ir yra laisvės tikslas. Didesniu žmogum, negu esi dabar, didesnė valstybė, negu esi dabar. Tuo tarpu mes visą laiką norėjom išgyventi. Ir išgyventi pigiausiai. Aš noriu tik tai atkreipti dėmesį, kad štai visiems buvo suprantama, kad reikia pertvarkyti energetiką, kad negali gyventi visuomenė be bankų sistemos, be draudimo kompanijų. Į tai buvo investuojama, buvo privatizuojami ir dabar dar tai tęsiasi, bet niekam nekyla klausimas, o kaip gali visuomenė gyventi be profsąjungų, šiuolaikinė moderni visuomenė. Ar gali gyventi be profsąjungų, ar gali būti visuomenėje tvarka, stabilumas, kai nėra tokių organizacijų, ar jas nereikia investuoti. Ar nereikia imtis kažko tai, kad jos atsirastų, o ne vien tik tai laukti, kad galbūt žmonės iš bado ir iš vargo ims patys organizuotis ir skelbs klasių kovas. Pone Aleksandravičiau, labai trumpai, iš tikrųjų, Ar jūs man duotumėt prisidėti prie šito klausimo, dar iki užduosit antrąjį, apie nusivylimą, apie tą nusivylimą. Pirmiausia, man atrodo, kad mes labai nekorektiškai maišom labai abstrakčius idealus su tuo, ką konkreti organizacija arba tokia laki organizacija, kad ir momentinė istorijos požiūrių sąjūdis galėjo atsiekti. Antra, bet kokia revoliucija yra grįsta pačia didžiausia vilčių euforija, visiškai nematuojant, kiek tai yra realu, kiek ne. Jeigu pradėtum skaičiuoti po 10 metų būsimą neaiškių struktūrų pelną, tikriausiai neitum į gatvę su vėliava. Tai yra visiškai normalios socialinės psichologijos ir krizinių visuomenių ženklas. Jeigu jūs palyginsit nusivylimą ir šviesuomeniai, ir nešviesuomeniai 25 metais, po vasario 16-osios, su to nusivylimu, kuris jaučiasi įvairiuose žmonių sluoksniuose išyčia, jūs galėsit lyginti. Ten nebuvo jokio sąjūdžio, čia yra sąjūdis. Antra, aš tikrai pritariu Romualdui Ozolui dėl to, kad mes vėlgi bent jau prie šito stalo maišom kartais sąjūdis ir paskui visa Lietuva, visa nepriklausomybė. Iš karto beveik nėra ribos. Kas yra sąjūdis? Taip. Paėmus griežtai įmanoma. Tarsi ir šiandien Lietuva būtų ir dėl to, visas jeigu mes taip maišom, tai nusivilt tikrai visą turėsim kuom. Ypač savo bėgančiais metais, savo žilstančiais plaukais ir dilsančiom kūno formom. Irgi nusivilt bus galima. Manau, kad šiaip ar taip, tai yra tik neadekvataus pasaulio suvokimo ir neadekvačių prisisvajojimų atmetimas. Gyvenam tą gyvenimą, kurį kai kurie santūrus, prognostika ir prieš 15 metų galėjo numatyti. Ir žengiam visiškai tvarkingai tuo keliu, kurį kai kas ir tada galėjo numatyti. Ačiū pono Aleksandravičiui, Rytį. Taip, mums skambina ponas Rimas iš Panevėžio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ką jums sąjūdis reiškia šį vakarą? Ar tai geras jausmas, girdint tą žodį, ar prastesnis? Jausmas tas yra geras, bet jis yra šiek tiek su skepsiu. Tikrai norisi pritarti pono Ozolui, kad dalis uždavinių buvo neįvykdyta. Ir tai yra labai liūdna. Kaip be būtų gaila, bet Gorbačiovo mintis pasakyta, kad mes kentėsim nuo savo valdininkų smarkiau negu nuo tarybinių veikėjų, kurie buvo geografiškai toliau dėja įsipildė. Va čia yra labai liūdna. Ir visos tos istorijos, sakykime, su žemės. Bet, Rimai, kai kurie savo, kad šventvagiška neva tai yra lyginti nepriklausomą Lietuvą su sovietinė Lietuva. O jūs bandot lyginti? Ne, jokių būdų nelyginama, bet ta prasme, tas nusivylimas vis dėlto yra, jisai, kaip sakant, irgi antra, kaip sakant, medalio pusė džiaugsmas be abejo, už ką jis padarė, tai
jis yra išlikęs, bet ta antra medalio pusė irgi egzistuoja šiandienai. Ir apie ją nutylėti irgi negalima, aš manau, šnekant šią progą. Todėl valdininkija vis dėlto nužengė savo keliu, užmiršusi tautos interesus, užmiršusi, kaip sakant, iškėlusi asmeninius interesus aukščiau tautos interesų. Ir čia tikriausiai didžiausias yra šios dienos tas antros medalio pusės dalis, nusivylimas daugelis piliečių, tų, kurie stovėjo Baltijos kelyje, kad ta tautinė mūsų valdininkija taip, sakykim, grubiai, ar kaip čia, sakykim, taip, nesiskaito su tautos interesais. Čia istorijų gal neverta visų ten vardinti ir visi nacionalinėse parkuose atsiradusios vilos ir sklypų atsiėmimas. Pavyzdžių pilni laikraščiai. Tam, ką jūs sakote, ačiū už skambutį iš Panevėžio. Kągi, tai buvo dar viena mūsų klausytojo nuomonė. Iš tikrųjų, ponas Landsbergis įdėmiai užsirašinėjo mintis ir jisai kalbėti norėtų apie nusivylimą, bet dėja tai bus tik po reklamos. Labas, kaip sekasi? Viskas gerai. Kodėl tu taip tyliai kalbi? Gal kas atsitiko? Viskas gerai, nesijaudink. Ką tik užmigo. Nenoriu pažadinti. Bitė geresniam gyvenimui. Teleloto vasara nepasakoja. Jie atskrieja italų sportiniais automobiliais Fiat Barchetta ir atveža nepakartojamus prizus. Kelialapius į Palangą ir Ispaniją, dviračius, skaitmenines fotokameras ir kita. O svarbiausia, 2 nuostabius namus, kuriuos jūsų sklype pastatys jungtinės pajėgos. Viską vainikuoja milijonas, kuris tuoj kris. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas Gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Etnomedijos intercentro spauda. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Šeimos Nivina. Kai neturite laiko, pasirinkite Šeimos Nivina makaronus. Tik 3 minutės ir pietus paruošti. Šeimos Nivina. Labai skanu. Lietuvos televizija ir kultūros namai kviečia pabuvoti Vilniaus universiteto Sarbierijaus kiemelyje, kuriame vyko jau 39 poezijos pavasario pabaigtųjų vakaras. Pirmadienį, 22 valandą. Taigi grįžtame į paskutinės kryžkelės studiją ir kalbame su mūsų studijos svečiais. Štai prieš reklamą nuskambėjo tokia mintis mūsų žiūrovo apie tai, kad žmonės vis dėlto nusivylę tai, ko jie tikėjosi iš Sąjūdžio, vis dėlto tie tikslai neįgyvendinti. Pone Landsbergi. Klausimas jūsų buvo labai informatyviai sudėstytas. Ar žmonės to tikėjosi, ką gavo? O kodėl jie turėjo gauti? Kas jiems turėjo duoti? Kodėl jūs juos visi įsivaizduojat kaip kažkokius laukiančius Godo ar kokių nors išganytojų, stebukladarių, kurie štai turi duoti, bet neduoda, arba netiek duoda. Jeigu žmonės tikės, žmonės pasiima. Kas sugeba? Ne, žmonės, jeigu sako, ko tikės, jeigu tikėjosi laisvės, tai jie ne tik tai gavo, jie pasiėmė laisvę. Jie patys pasiėmė laisvę. Jie atėjo dėl tos laisvės į Sąjūdį, į visus tos masinius reikalavimus, teisingumo, kitokio gyvenimo. Prašau, šitas ir ėjo pirmin ne todėl, kad kas nors davė. O kaip ponas Lazutkas sakė, tokia aš užsirašiau, įdomią frazę, betvarkė buvo pridengiama lozungais. Aš manau, kad jis kalbėjo apie sovietinius laikus.
Taip, bet dėja, kai kas yra likę, arba lozungai pasikeitė. Kai kas liko iš tikrųjų neįveikta arba kaip paveldas, bet tai ir kalbėkime apie tai, kodėl ir kaip. Ozolas labai teisingai pasakė, sunkiai atlaikom laisvę. Tai čia kam priekaištas? Sąjūdžiai? Galbūt visuomenė dar neišmoko gyventi laisvėje. Laisvė yra kažkokia problema, kurią reikia atlaikyti. Gal laisvė liausis būti problema, o bus galimybė, džiaugsmas, proga, nežinau kaip tą pavadinti. Tai čia reiktų skirti tos dalykus. Mes vis dar esam kažkokioj tokioj valdžia, sąjūdis kažkas turi duoti, nedavė, netiek davė. Iškreipta optika. Valstybė kuriama ne tam, kad reiškia, ten suteiktų galimybę pasimti tam, kas sugeba pasimti kuo daugiau. Valstybė kuriama tam, kad galima būtų bendrai gyventi, kad būtų kuriama tvarka, kuri padėtų visiems bendrai gyventi, pagal savo galimybės, tikslus, uždavinius, įsijungiant į bendrą darbą. Pagaliau, jeigu mes kalbam apie valdžios ir visuomenės santykį, tai reikalas tas, kad politikai, valdžia negali pareikalauti iš žmonių, išmanyti, kažką spręsti, o žmonės turi teisę pareikalauti iš jų pačių išrinktos valdžios ir išmanimų, ir tvarkos. Kaip specialistų. O čia yra vienas iš atsakymų jūsų anksčiau duotą klausimą. Kodėlgi tiek daug buvo betvarkės, tiek daug praradimų? Reikalas tas, kad didelė dalimi politinis aktyvumas, dargi radikalizmas, užgožė ir pakeitė profesionalumą, išmanimą, racionalumą. Manau, kad pavyzdžių yra aibė. O bet kokiai valstybei vis tik tai reikalinga išmanimas, tai nėra bet koks darbas. Daryti tą, ką, tiesą sakant, niekada nesidarys, nėra taip paprasta. Bet kaip atsitiko iš tikrųjų, tai kad aš kalbėjau apie tai, kad sąjūdžio vadų, tai pavadinkime, buvo nemažai. Paskui tas sąjūdis susiskaldė į vadus ir jų partijas. Tai kuri teisingiausia iš jų? Šitaip klausimų nedėlėtų statyti. Jos buvo skirtingos tos partijos. Aišku, galbūt per mažai mes vėl grįžtam prie to paties, buvo kurtasi programinių pagrindų, konsoliduojant idėjas vienos politinės orientacijos politinė jėga ir atitinkamai tų idėjų nešėjus, reiškėjus, strategus, kaip sakoma. Tai buvo pradžia. Tai buvo ėjimas, galima čia įvairiai ir teoriškai suformuluoti. Mes visi, pirmiausia, sąjūdis ir visa Lietuva, galima sakyti, suėjo į didelį judėjimą. Teisingiausia buvo tai, kad partija buvo ne viena, bet bėda buvo ta, kad jos kiekviena norėjo būti viena. Bet kai kūrėsi, taip, šiandien mes apie tai diskutavo universitete. Kai kūrėsi partijos, kiekviena norėjo būti pati svarbiausia ir vienintelė. O lyderiai taip pat elgėsi panašiai. Esu aš ir manęs gana. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į vieną savybę, kuri vėlgi gali būti susijusi ir su nepasitenkinimu arba nusivylimu arba neadekvataus reagavimu į tai, kas darėsi kažkokius tai jausmus. Pirmiausia, nebūkim naivus. Pačioj pradžioj profesorė Prunskienė pripažino, kad tikrų valstybininkų sluoksnio kaip sluoksnio mes neturėjom, o perlaužimas tos totalitarinės sistemos į tą, į kurią mes įsisvajojom įeiti, negalėjo nebūti be betvarkės. Aš neturiu tokio naivaus galvojimo, kad be tų griovimų mes galėjom ką nors padaryti. Nu, galėjo būti mažiau. Ok, dėl procentų galim sakyti, kiek mažiau, per pus, kas įrodys dabar, kas yra per pus ar kaip nors kitaip. Bet aš norėčiau vieną dalyką dėl sąjūdžio misijos ir to, ką jis padarė, išryškinti. Mano galva, jis puikiausiai padarė tai, ką kiekviena revoliucinė jėga padaro. Griovė ko mes neapkentėm, eidami su tom vėliavom. Bėgom nuo to. Dabar griovimas, lamatinis strojit, ar ne? Viskas yra lengviau. Visų pirma, jis sukūrė valstybę. Viskas tvarko, aš būčiau pridėjęs. Atsiprašau, Romai. O antra, paskui, kai statyti ant tų griuvenų ką nors ir sukurti visą sluoksnį valstybininkų, viskas tas nesidaro greitai. Pone Sambraičių, Leninas irgi griovė imperiją, o paskui kūrė totalitarizmą. Taip. Ir prikūrė, žinoma. Aš galėčiau kalbėti apie transformaciją. Ne tik Leninas, visos revoliucijos darė. Vieną griovę, kitą. Nebūna griovimų dėl griovimo, yra griaunama su tam tikrais tikslais, kad bus statoma. Bet aš norėjau atkreipti į vieną dalyką dėmesį, iš tikrųjų, kas, man atrodo,
prastai nutylima. Tai laisvės tikrai kai kur pakanka laisvės, kad būtų batų, kad nereikėtų duoti kyšį, jo gautum čekiškus batus nusipirkti. Bet laisvės, kaip matom, nepakanka, kad sveikatos apsaugos sistemoje būtų tvarka. Reikia organizacijos. Tam tikrose srityse pakanka laisvės. Aišku, mes galim ir čia sakyti, laukiam, žmonės susipras ir nustos duoti. Ir čia Ar reikia profsąjungai steigti iš viršaus? Nebūtinai profsąjunga, bet reikia valstybei imtis tam tikrų dalykų ir organizuoti, o ne vien tik tai laukti. Nes mes dar lauksim ne 15 metų, mes galim laukti ir dar 50 metų ar 150 metų. Bet, ponia Lazutka, iš tikrųjų, Sąjūdžio lyderiai vis dėlto atėjo į valdžią, dauguma jų valdžioj yra. Griauti tai vienas dalykas yra. Iš tikrųjų, ponia Landsbergė, aš jūsų norėčiau paklausti. Na, iš tikrųjų, nuopelnai griovimo Sąjūdžio lyderiams tikrai priskirtini. Imperijos griovimo, totalitarnės imperijos. Bet ar kūrimo nuopelnai paskui pasiteisino? Pirmiausia, reiktų labai pasvarstyti, ar tinka tas toks skambus žodis – griauti. Ar keisti būtinai reikia vadinti griauti. Tai, kad žmonės nenorėjo tos sistemos, kaip ponas Aleksandravičius sakė, nekentė jos, jumoru galėtumėm pasakyti, užteks mums Sofijos Vasiljenos. Taip, mes nenorim daugiau Sofijos Vasiljenos, sovietų valdžios. Mes norim kitaip, mes norim geriau, mes norim žmoniškai, mes norim pagal teisybę, ne pagal melą. Tai žmonės šito teisingai reikalavo. Ir atmesti ir griauti melo sistemą, kaip jūs sakot, griauti ir tartum čia baisus žodis. Jie padėti šalį, jie mums netinka, mes jos nenorim. Tai nebūtinai kišti tą tokį lyg ir neigiamą žodį. Dabar iš Panevėžio ponas Rimas, man rodos, jis pasakė įdomią mintį, kad štai paskui valdininkija nuėjo savo keliais ir pridėjo būdvardį tautinė. Ar iš tikrųjų atsirado kokia tai nauja, visiškai tautinė valdininkija? Man atrodo, kad liko kaip buvusi ta valdininkija. Ir galbūt ji nuėjo pernelyg senais sovietiniais keliais. Pagal tai, kaip buvo įpratusi gyventi, naudotis, semti savo, juoktis iš žmogaus, niekinti jo teises. Čia pažiūrėkim realiai. Ar Sąjūdis ko nors neįvykdė? Pačia jauniausiaja biurokratija, lietuviškąja, tikrai tautinė, yra baisiau negu tarybinė, kietesnė, neįkasi. Ten turėjo baimės čia jokios. Supratome, ponia Ozolai, iš tikrųjų, dabar nuomonė telefonu. Ponas Arūnas iš Šiaulių, labas vakaras. Labas vakaras. Atidžiai klausome jūsų. Manyčiau, kad šioje diskusijoje vis dėlto didelę dalį tiesos pasakė ponas Ozolas. Tačiau vis dėlto esmės šaknų nepabrėžė. Manyčiau, kad 50 metų buvimas Sovietų Sąjungoje, kuri vis dėlto laikoma azijinė valstybė, pagimdė keletą lietuvių kartų, kurios būtent perėmė tą azijinę psichologiją. Ir būtent su ta azijinė psichologija mes visi perėm į nepriklausomybės būseną. Ir savaime aišku, kad visa tai, kas buvo Sovietų Sąjungoje, mes atsinešėm dabar. Tai galima sakyti, kad moraliniai Sąjūdžio tikslai ir yra patys svarbiausi tokiu atveju. Aš manau, kad moralinių tikslų Sąjūdis nepasiekė, kadangi pats Sąjūdis buvo iš tos epochos ir aš nemanau, kad ten visi Sąjūdžio dalyviai turėjo tokį europinį mąstymą ir nesinešė būtent tų liekanų iš azijinės valstybės. Dėkui Jums už skambutį iš Šiaulių. Tai buvo dar viena nuomonė telefonu. Iš tikrųjų, ką Jūs manote apie pastebėjimą, kad Sąjūdyje buvę politikai galų gale pasirinko tarnystę ne žmonėms, bet stambiam kapitalui, ponia Ozolai? Tai daugelio likimas. Nedaug kas gali atsilaikyti. Jūs teigiat. Nedaug kas gali atsilaikyti. Bet ar tas teiginys teisingas? Aš žinau, kad jūs taip pasakysite, bet... Aš žinau, kad jūs taip pasakysite. Gal leisit man atsakyti? Gal leisit man atsakyti? Toks darbas man. Profesoriau, galiu atsakyti? Ačiū. Man trauku pagalvoti, aš jau nekalbu apie save. Pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius, Meilė Lukšienė, visai kitų garbių žmonių.
Kaip jie šiandien arba anksčiau tarnavo tam privačiam kapitalui? Pone Kazimierą, ar jūs man irgi leisite? Tuomet ir jie buvo politikai. Jie irgi buvo politikai sąjūdyje. Jis pavojingai iš abiejų pusių. Gal galėčiau atsakyti? Matot, nei Justinas Marcinkevičius, nei Meilė Lukšienė ir nenuėjo į politiką. Tai yra būtent tie griniai sąjūdžio žmonės, kurie ir liko sąjūdžio žmonės. Visi kiti tapo politikais. Ir jau čia, šitame etape, neišvengiamai politikai susiję su kapitalu smulkesniu ar stambesniu, atstovauja jį vienaip ar kitaip ir nereikėtų šito slėpti. Apie tai reikėtų sakyti labai tiesiai. Kitas klausimas, kaip sąžiningai ar nesąžiningai, tautos labui ar savo labui tai daro, tai atstovauja. Pane Landsbergi. Aš dar pasakysiu, jeigu jau taip svarstam. Štai ponas Kriščiūnas anksčiau sakė, sąjūdis išdavė, reiškia, nuvedė į kitą sąjungą. Aš galvoju, palaukit, sąjūdis. Kas čia? Rytas Kupčinskas, Petras Šakalinis nuvedė į Europos sąjungą. Žinoma, didelė garbė. Bet aš manau, kad tai buvo ponas Brazauskas, ponas Kirkilas, ponas Valionis ir visi jie sąjūdis. Tai mesgi sudėkim viską kaip nors į realybę. Į realybę. Nu, ponas Kriščiūnas sako, kad jie yra sąjungininkai, kad jie nuvedė į kitą sąjungą. Galbūt būtų... Mes galvome apie sąjūdžio ištakas, apie tai, ką mes minėsime rytoj, apie 15 metinės kalbam ir apie tą dieną, kuomet sąjūdis buvo įkurtas, birželio 3. Pone Lazutka, jūs dar... Aš tik repliką norėjau pasakyti, kad galbūt kapitalas daugiau renkasi negu politikai kapitalą. O kapitalas pasirenka politikai. Bet politikai sutinka. Žinoma. Jeigu nori gerai gyventi. Ir nieko tame nėra blogo. Nori laimėti, ne? Pone Indrė Makaraitytė, ar galima taip sakyti, kad sąjūdis yra viso labo kaip ženklas, kuris leido, pavyzdžiui, žmonėms pradėti kažką daryti ir nedaugiau? O tai, ką jie darė, buvo visiškai skirtinga veikla, dėl kurios be galo sunku susitarti. Tai tik pati pradžia. Kažkuria prasme iš tikrųjų taip, kadangi dar iki šiol dabartiniai politikai lyginami su ta dvasia, kuri vyravo sąjūdžio laikais ir daromos tokios, sakykime, ne visai korektiškos aliuzijos į tai, kas buvo. Ir, sakykime, pastarasis referendumo iniciatyva, ta referendumo dėl Seimo rinkimų sistemos keitimo, taip pat turi tam tikrų aliuzijų į tai, kad, žiūrėkit, asmenybės, tik asmenybės gali kažką padaryti. Bet sąjūdis buvo tos visos Lietuvos politinės sistemos kaitos ir visų sistemų kaitos pradžia. Ir tai, kaip jinai vystosi, tai yra, sakykime, priklauso nuo visuomenės, nuo politinio elito, nuo visų žmonių, kurie gyvena Lietuvoje. Taip, kad ne vien tik tai sąjūdžio branduoliukas, sakykime, yra atsakingas už tai, kas atsitiko. Dėkui. Negalima būtų taip sakyti. Dėkui, ponas Masiulis. Aš norėčiau pratęsti tą, ką Indrė pasakė. Laisvė, kuri atėjo kartu su sąjūdžiu, tai yra tik tais abstrakti galimybė. Laisvė tik tais duoda žmonėms galimybę. Ar tai būtų demokratija, ar tai būtų rinka. Tai yra galimybė veikti. Ir daugelį lūkesčių lūžinėja ir plyšta dėl to, kad žmonės laukia visai ne to iš laisvės. Jie laukia, kad laisvė atneš kažką tai riebaus, sotaus ir šilto. O laisvė atneša tik tais prakaito skonį. Dar kas yra svarbu, kad šita laisvė, kuri yra tiera galimybė, jinai reikalauja žmonių sugebėjimų ir mokėjimų. Ir viso to mes neturime. Ir štai galų gale paaiškėja, kad žmonės kaltina valdžią. Bet juk kas kaltas, kad šeimos griūna? Taigi patys žmonės. Kas kaltas, kad gamyklos nesuranda gerų darbuotojų? Todėl, kad jie nesugeba. Noriu paklausyti pono Kriščiūno. Ar galima sakyti, kad birželio 3 yra viena iš tokių datų kaip kovo 11, vasario 16? Tai viso labo laisvės ženklas. Man atrodo, kad tai kaip istorinė, tai yra iš tikrųjų ženkli data, bet reikėtų prisiminti ir ištakos 87 metai, pirmas mitingas prie Mickevičiaus paminklo, kurie pradėjo senieji disidentai ir Lietuvos laisvės lyga ir kiti pagrindininkai yra. Ir kurie pradėjo tautos įsivaduojimą į procesą. Ir kurie tikėjosi savosios valstybės, kuriame bus gera, kuriame trumpuos teisingumas. Deja, sąjūdžio lyderiai kartu su LKP, jie veikia kartu, išvien yra, taip pat remiamas ir Maskvos yra, prisiminkime ir Jakovlevo vizitus yra, kurie paremė štai sąjūdžio lyderius yra, ir kurie padarė štai, ką yra, jie netarnavo Lietuvą yra, bet jie pasinaudojo Lietuvą, kai vyko privatizacija, prisidengdami privatizacijos kreistu, ir jie tą patys tapo milijonieriais ir turtingais žmonėmis. Dėkui, ponas Savukynas apibendrinimai.
Aš manau, sąjūdis suvaidino labai didžiulį vaidmenį. Pirmiausia, tai yra pereinant iš totalitarinės valstybės į demokratinę. Be abejo, yra dabar iškyla kitas klausimas, tai yra pilietinės visuomenės kūrimas. Nes anuomet vis dėlto buvo iškelta nepriklausomybė ir tauta kaip vertybės. Demokratinės vertybės, pilietinės vertybės buvo netaip akcentuojamos. Ir, manau, dabartinių laikų uždavinys tai būtent sukurti pilietinę valstybę. Dėkui. Ir pono Šakalnio apibendrinimas. Aš galėčiau pasakyti, kad vis tiek daug dar yra neteisybės ir kaip čia kalbėjo, kad galima kurti profsąjungos iš pačios negali jos susikurti, reikia padėti visuomeniai. Jeigu visuomenė sugebės atsispirti prieš darbdavius, tada galima būtų įkurti ir atskiros profsąjungos, nes dabar yra T-marketai ir visi kiti žmonės yra išnaudojami ir sąjūdis turi čia daug darbų. Dėkui, pana Šakalnį, sąjūdžio Vilniaus. Kągi, mūsų laidos liko 1,5 minutės, dėja, tik tai apibendrinimą aš norėčiau paklausti. Vis dėlto apibendrinkim, ar pasiekę sąjūdžio tikslus galima konstatuoti, kad Lietuva tapo turtingesnė, tačiau nebeliko visą visuomenę vieninčių tų idėjų. Pone Landsbergi. Turėti visuomenę vieninčią idėją yra labai sunkus uždavinys. Tada buvo toks laikotarpis ir ta idėja buvo pagauta ir ji buvo realizuota. Aš tik stebiuosi, kaip čia kai kas taip tendencingai stengiasi niekinti sąjūdį, kuris nieko nepadarė ir net nesiekia nepriklausomybės. Aš galiu pacituoti iš atidarimo steigiamojo suvažiavimo. Pirmas atidarimo žodis, te laimina mus visus aukščiausias. Su dideliu džiaugsmu širdyje, su dideliu tikėjimu į jūsų širdis, į jūsų meilę, į jūsų troškimus atkurti nepriklausomą Lietuvą. Tai pirmi žodžiai, kurie buvo pasakyti sporto rūmuose. Ir čia dabar mums pila ant smegenų kažką tai, kad sąjūdis nesiekia nepriklausomybės. Tai ką žinot, jūs turite savo tezę, su ją gyvenat, bet jinai nieko bendro su tikrovė. Kągi, mes iš tikrųjų dėja jau nebespėjome išklausyti visų nuomonių, mes šiandien kalbėjomės apie sąjūdį. Na, iš tikrųjų, rytoj 15 sąjūdžio metinės negalima ginčytis dėl to, kad sąjūdis buvo nereikšmingas Lietuvai. Jeigu jisai, na, galbūt ne viskas iškovota, ne viskas padaryta, bet nepriklausomybę mes turime. Tai buvo laida Paskutinė kryžkelė. Iki susitikimo kitą pirmadienį.